klubus pradedam nuo to, kad aš padėkoju visiems prisidėjusiems organizuojant šį susitikimą. Tad ačiū Jonui, Pauliui, Mindaugui, Kristinai, Andrijanai, Donatui, Martynui ir Dainiui. Aišku, noriu padėkoti šiam žaviam žmogui, Kiešai, kuris čia taip šiltai mus visada priima ir kuris organizuoja tikrai daug darbų padaro. Tai pirmą noriu, kad jūs visi paplotumėte visiems, vieni kitiems ir visiems prisidėjusiems. Na tai pirmas šio sezono renginys, mes iš tikrųjų turim labai garbius svečius. Leiskite juos pristatyti. Taigi, pirmasis nepriklausomos Lietuvos vadovas, aukščiausios tarybos pirmininkas, faktinis prezidentas, buvęs Europos parlamento narys, politikas, meno, muzikos, kultūros istorikas, kultūrologas, publicistas ir visuomenės veikėjas, išleidęs apie 30 knygų, profesorius Vytautas Landsbergis, prašau! Prašau, gausiai paplokime! Šiandien jis specialiai dėl mūsų atvyko iš Vilniaus. Ačiū Jums, prašau prisėsti, profesoriau, prašau prisėsti. Profesorius išėjo. Na ir dabar antrasis prelegentas. Tikriausiai nesuklysiu pasakydama, kad pase šis žmogus yra švedas, bet širdyje pats tikriausias lietuvis. Tai yra režisierius, pats žinomiausias ir ką tik mums visiems matytas, jo filmas yra Nematomas frontas. Tai yra žmogus sukūręs Miško brolių juostelę ir pavertęs tai mada. Mada džiaugtis, kad mūsų partizanai kovojo. Mada jiems padėkoti. Tai yra Ukrainos draugas Jonas Emanas. Prašau pasveikinti. Prašau sėstis, prašau įsitaisyti. Profesoriau. Ir, prašau. Dar viena tokia pastabėlė. Šiandien Jonas švenčia savo gimtadienį. Ir jisai nusprendė švęsti su mumis. Ta proga Kauno miesto meras, nors ir negalėjo dalyvauti, sakė, kad jau mano mieste lankosi tokie du garbus vyrai, kad jau vienas švenčia gimtadienį, tai būtina perduoti jam geriausius linkėjimus ir dovanas. Sveikinam! Taigi paplojam Jonui garsiau, taigi gimtadienis! Tai pradėsim turbūt nuo klausimo Jonui. Jonai, esate švedas, gyvenate Lietuvoje ir kūrėte filmus, patriotinius filmus apie mūsų istoriją. Na, o dabar dar ir Ukrainą. Kodėl visą tai darote? Ir dar šiandien iš tikrųjų Jonas man parašė žinutę ir pasakė, kad jisai ketina važiuoti į Ukrainą, į frontą. Gal galite paaiškinti plačiau? Gal pradėti nuo to, kodėl tu tą darai. Atsakymą, aišku, yra įvairių. Žmogaus charakteris ir kas jam įdomu, bet aš galiu pasakyti labai konkrečiai, ypač kalbant apie Ukrainą, vis tiek čia yra šio vakaro tema, kad aš galiu drąsiai pasakyti, kad mane išmoko ir davė supras, kaip reikia veikti šitoj situacijoj, išmokė lietuviai. Tai yra, aš jau buvau prieš 20 su viršų metų, kai buvo tas, pavadinkim, lietuviškas Maidanas. Taip aš manau, kad taip galima pavadinti. Ir mačiau, ir buvau, ir aišku, ten, sakykime, dabar aš gerokai labiau įsitraukęs į veiksmą, bet ką aš tada mačiau, kaip aš ten susipažinau su žmonėmis ir supratau tą visą geopolitinę situaciją, tai darė labai didelį įspūdį. Ir po to, kai teko susipažinti su istorija, su žmonėmis, kurie toj lietuviškoj istorijai veikia itin sudėtingom sąlygom. Visiškai neįmanomom sąlygom, galim taip pavadinti. Aš kalbu visų pirma, čia turbūt apie, pavyzdžiui, Juozą Lukšą. Apie, kaunietį galima pasakyti. Dar apie kitą kaunietį, dabar aš baigė naują filmą, apie tokį Saulių Gricių, kuris bent šiek tiek pagyvenę kauniečiai turbūt prisimena. Iš 87-8 iki 91 metų maždaug. Labai ryškus veikėjas, vadas, žaliųjų judėjimo žygeivių. Ir padarė didžiulį indėlį į Lietuvos nepriklausomybės atkavimą.
Ir tokie žmonės, tų žmonių yra daugiau. Tų vyrų, tų moterų. Bet trumpai atsakymas, jeigu taip jau, tai ką aš darau, tai mane išmokė lietuviai. Ačiū. Profesoriau, Maidanas prasidėjo jau beveik prieš metus ir visa ta situacija rutuliojasi. Lietuviai iš tikrųjų labai aktyviai įsitraukia į palaikymo akcijas, turbūt ir Jonas vėliau papasakos, kiek lietuviai prisideda ir kaip negaili savo jėgų ir savo turto aukoja. Bet kalbant apie santykį su Rusija, kuri yra tikrai užėma svarbų vaidmenį šitoj visoje istorijoje, kaip pasikeitė Lietuvos ir Rusijos santykis? Aš nežinau, kas yra Lietuva, kokios Lietuvos koks santykis. Galime girdėti visko, galime matyti, aišku, bendras supratimas tai toks aiškesnis dabar, kas yra Rusija ir kad jinai nėra pasikeitusi, o dar galbūt net suaršėjusi. Ir kad mes visi esam pavojaus zonoje, tai dabar daugiau žmonių tai supranta negu anksčiau. Bet yra ir pakankamai daug sovietinių lietuvių, kurie džiaugiasi, kokie rusai geri žmonės. Niekas negali pasakyti, kad rusai blogi žmonės. Bet jie geri žmonės, kai jų nedaug. O kai jų daug ir kai jiems praplauna smegenis masinę televiziją, kai jie visą likusį pasaulį vadina fašistais, kurios reikia sunaikinti, sumalti, tai tada negali pasakyti, kad jie visi yra labai geri žmonės. Jie labai pavojingi žmonės, pirmiausia patys savo. Kažkas yra pasakęs, kai pradėjo gąsdinti branduoliniu karu. Kadangi tai yra teroristinė valstybė, ta Lietuvos prezidentė pasakė aiškiai Amerikoje, vienareikšmiškai, tai teroristinė valstybė. Ji terrorizuoja kaimynus, bet iš tikrųjų terrorizuoja ir pasaulį. Ir dreba net idėjai, pagalvo, dievuli mano, o jeigu branduolinis karas. Tai vienintelis mūsų atsakymas būtų tas, kurį aš čia esu girdėjęs, kuris buvo viešai. Gerai, branduolinis karas, tai šefas kabės Raudonojoje aikštėje tarp Maskvos griuvėsių. Tegu jis pasirenka. Dėkui. Dabar kalbant apie tai, kas skleidžiama per televiziją, vakar Seime buvo svarstomas prezidentės pateiktos pataisos dėl visuomenės informavimo įstatymo. Visi sutinka, visi garsiai kalba, kad vyksta propagandinis karas, kad Rusija plauna smegenis būtent televizijos dėka. Bet kuomet į Seimą ateina įstatymo projektas, kuris galėtų realiai sumažinti Rusijos rodomų programų kiekį, mūsų parlamentarai nubalsuoja prieš. Kodėl, kaip jūs galvojate? Čia klausimas būtų abiem. Čia kertasi, aišku, du svarbus principai. Žodžio laisvė yra vis tiek viena vertybė, kurie, kaip ir būtų, čia yra demokratijos ir laisvos visuomenės pamatinis dalykas. Ir kad aš turiu teisę pasakyti, ką aš galvoju, kaip aš noriu, ką aš noriu, taip toliau. Čia yra svarbu. Ir ta nuomonė būtinai turi sutapti su tavo nuomonė, su kito žmogaus nuomonė. Ir čia nešaips, čia nelengvas reikalas, nelengva tema. Kita vertus, aišku, kertasi su to, kad vis tiek, aš tikrai, mes tą visi matom, ir senai tą matydavo, aš, pavyzdžiui, labai dažnai galvodavo, kodėl būtent rusų artistai važiuoja į Lietuvą, būtent, sakykime, sausio 13, vasario 16, kodėl būtent tom datom ir taip toliau. O dabar, pavyzdžiui, kalbant apie naują žvalgybinę informaciją, ką tik Rusija pradėjo remti rusus artistus Lietuvoje su stipendijom, su kelionėm, anksčiau to nebūdavo. Ir vėlgi šiai tiesiog kertasi smarkiai, tiesiog dvi pasaulėžiūros. Ir tikrai, sakykime, lengva rasti atitinkamą atsakymą, tai nėra
asmeniškai, aš turiu čia, mano matymas kitoks tiesiog. Man tas Rusijos visas veiksmas ir tas elgesys darosi vis nereikšmingesnis. Tiesiog, kuo daugiau tu matai tų marazminių, kai sakant, momentų, tuo labiau pradėjau matyti Ukrainą, pavyzdžiui. Tuo labiau pradėjau matyti teigiamus dalykus ir toj pačioj Lietuvoje, kur anksčiau gal nelabai matydavo. Tiesiog, ir man, sakykime, Ukrainos himnas groja gerokai garsiau negu bet kurie Rusijos dainuškos. Tiesiog, čia, aš manau, kad reikia visų pirma tiesiog šioje vietoje, aišku, uždrausti, aš suprantu. Beje, ten su švedais, kadangi aš turiu tą dvigubą tapatybę, Švedija kaip ir vienas irgi žaidėjas tame visame su savo TV3, ten su Modern Times Group, nežinau, kaip jūs ten sekat, bet iš tikrųjų tame visame ir pradėjau matyti, kad ten gerokai daugiau niuansų tame viena, tik kalbant apie tą lietuvišką erdvę. Mes jau esam čia tos informacinės erdvės dalis. Ir ką lietuviai daro, tai tikrai kelia šurmulį aplink pasaulį, aplink Europą. Ir stebiu tikrai tą procesą toliau. Bet, visų pirma, tiesiog, ką aš irgi sakau, aš žinau, ką aš darau, aš žinau, kodėl aš tą darau. Ir kaip pradėjus suvokti, kaip yra svarbus sudaryti savo nuomonę, klausyti kitų. Aš, pavyzdžiui, kalbu su taksistais labai dažnai rusai Vilniuje, kaip jie mano, kodėl jie taip mano, kad Putinas geras ir taip toliau. Čia, beje, apie dikotomiją kalbant Rusiją, Putinas teisus, jo, suprasti reikia, ojojoj, o jūs norėtum gyventi Rusiją, kalbant? Ne, nenoriu gyventi Rusiją. Toks dvigubą tapatybę išlenda, bet toks įdomus niuansas. Bet nelengvas klausimas, labai nelengvas. Profesorių, man atrodo, jūs tai tikrai pasakysite. Aš esu pasiūlęs porą kartų tokį būdą, į kurį turbūt žiūrėjo kaip į gal humorą arba nevykusį humorą, kad ir diplomatinės tarnybos, ir įvairios bendraujančios įstaigos, žinoma, žiniasklaida, turėtų matomose vietose turėti tokias dėžes, ant kurių būtų raidės, pavyzdžiui, RM, arba tiesiog užrašyta rusiškas mėšlas. Ir visokiausia, pavyzdžiui, informacija arba tokia, to negalima vadinti informacija, čia yra žodžių jau iškraipimas. Bet tai, ką varo, tas varalas iš Rusijos, arba gąsdinimai, ultimatumai, mes jūsų čia ieškosim nusikaltėlių, reikalausim išduoti, mes tai jūsų sūrę nepirksim tačiau smulkmeną. Bet mes jums galim ką nors atsiųsti, mes jums galim padaryti provokaciją ant sienos ar kur nors, ir tai visiems, bet kalbėkime apie mus. Tai visi šitie dalykai, kurie yra nutaikyti į mūsų sąmonę, jie turėtų būti dedami į tą dėžę ir net nekomentuojami. Nes tas supermelagis, kuris ten dabar kariauja prieš pasaulio smegenis, jis nori, kad su juo būtų ginčiamas. Ir kad galvodamas apie jo mėšlą, tu išsigastum. Tai todėl reiktų dėti tą dėžę, kur užrašyta RM. O sakoma, gerai, tai tu žinai, tu savo dedi tą dėžę, bet žmonėm tu transliuot, tai jeigu jie tą mėšlą valgo, gal jie patys savo dėžutės pasidarys ir dės kaip šuniuko išmatas rinkdami tvarkingai į tas savo dėžutės. Na, kažin, ar tai racionalu. Nereiktų tapatinti dalykų, kurie neturi būti tapatinami kaip, čia sakysim, žodžio laisvė. Kokio žodžio? Nuodo laisvė. Nuodo laisvė tas pats, kas žodžio laisvė, ar ne? Aš nemanau, bet aš kartais būnu nesuprastas, arba tada mane kaltina, kad aš prieš laisvą spaudą. Ypač, kai aš pasakydavau, vyrai, nemeluokit tiek daug, nors mažiau meluokit. Ne, jis prieš laisvą žodį. Čia mes truputį išsiskiriam. Bet kada tas melavimas yra ne tai, kad tu ten kenkia kam nors atskirai, jis apšmeižtas, jis apmeluotas,
jis pažemintas, sumindžiotas, bet vardan laisvės taip galima daryti. Tačiau čia yra daugiau. Rusija, ta Putino Rusija, kuri dabar yra scenoje ir turi svertus savo rankose, kol šefas dar neraudonoje aikštėje. Tai šita Rusija kariauja prieš normalų pasaulį. Ir kariauja tą smegenų karą. Jis nėra jau šiek tiek įvardintas, bet jis dar nėra įvardintas kaip totalitarinės, teroristinės valstybės karo dalis. Užvaldyti, sutriuškinti, sujaukti, zasrat mazgi, atsiprašau už svetimos kalbos žodžius, bet neskambėtų išversti taip gerai, kaip originaliai kalba. Tai yra senas KGB metodas ir to propagandinio KGB. Reiškia užvaryti tiek viso to daikto, kad tas užvarytas nebesusigaudytų ir maltųsi sąvokose, maltųsi kažkokiose koncepcijose, kurios yra melagingos, kurias teikia rimtų veido, o juokiasi, kaip tie durniai valgo mūsų produkciją. Tas eina labai plačiai, sėkmingai eina. Durniai valgo tą produkciją. Tai jeigu aš turėčiau galę, aš pasakyčiau, nevalgykit. Yra dėžė, dedat iš karto ten ir net nekomentuojat. Kad ten Lavrovas, ką nors pasakė, kad 1000 lietuvių kariauja prieš Rusiją, ten rytų Ukrainą. Tai aš nežinau, ar jis nesupranta, kad jis kalba, tyčia beprotiškus dalykus, nieko bendro su tikrovė neturinčius. Jis tą supranta. Jis kalba su tam tikru tikslu. Arba kaip Putinas. Aš čia atsinešiau vieną seną popieriuką, kai numušė lėktuvą. Kai numušė Malaizijos lėktuvą. Va, Putinas atsiliepė naktį. Jis paragino konfliktuojančias pusės nutraukti kraujo liejimą ir sėsti prie derybų stalo, kitaip sakant, liautis mušti teroristus. Tai vadinasi taip. Ir jei kariniai veiksmai rytų Ukrainoje birželio 28, kada Porošenko paskelbė tą akciją prieš teroristus, jeigu nebūtų buvę atnaujinti, ši tragedija tikrai nebūtų įvykusi. Reiškia štai, jūs ten priešinatės mūsų agentų puolimams, tai kenčia žmonės visam pasaulyje. Reiškia, nesipriešinkit. Čia yra teroristo pozicija. Aš laikau įkaitais. Aš bet kurį lėktuvą galiu numušti. Jie visi yra įkaitai, todėl kad jūs priešinatės. Ir be to, žinoma, kaip paprastai ten mūsų nėra, ten mes nieko dėti. O šiandien ten jau, katastrofos diena, šiandien ten jau dirbo Donbaso, Donecko, Ukrainos nepaprastųjų situacijų ministerijos atstovai bei ekspertai iš Malaizijos. Čia sako didelės valstybės prezidentas, kuris žino, kad jis meluoja. Bet jis visą laiką meluoja. Ir labai retai kas išdrįsta pasakyti, jam liaukis melavęs. O toksai praskiestas melavimas tai yra, kada kalbam apie konfliktą, apie tai, kad konfliktas vyksta rytų Ukrainoje. Kieno konfliktas? Ko konfliktas? Separatistai? Kas tai separatistai? Ar agentai, kuriems moka, kuriems duoda ginklus, kuriems siunčia instruktorius ir net aukštos kvalifikacijos karininkus, kurie vieninteliai gali paleisti tokią raketą į 14 000 kilometrų aukštį ir numušti lėktuvą. Tai negali ten kokie žulikai ir banditėliai iš Donecko kalėjimų išėję. Tai yra Rusijos aukštos kvalifikacijos pareigūnai. Jie, reiškia, primušinėja ranką dar tą progą. Jie patikrina, kaip veikia ginklas. O paskui iš dangaus lyja žmonėmis.
Tai kokie ten separatistai. Ir apskritai, tai yra tie, kurie kariauja net su kažkokiais tenai, reiškia, Lugandos ženklais, tai, tai yra agentai. Agentai, kuriems nurodyta vaidinti separatistus. Tai tą turi visi taip ir sakyti, bet nesako. Neva nutarė atsiskirti. Neva staiga kažkodėl, anksčiau nebuvo jokių ten judėjimų, jokių partijų ten atsiskirti, kaip ten Katalonija ar Škotija, ar verda tenai 10 metų. Gal atsiskirti, nieko panašaus nebuvo. Bet kai Ukraina pasuko į vakarus, staiga atsirado daug norinčių atsiskirti. Tai čia toks akių dūmimas akivaizdus, bet pasaulis priima ir tada jis tam tikrą prasme kapituliuoja. Sukilėliai, prieš ką ten sukilo, kodėl jie vakar nesukilo? Tik po to, kai išvarė vagį ir žudiką Janukovičių. Jis ten priglaustas, nors jo žudikai nuo stogų šaudė ir 100 žmonių pasiuntė į rojų. Šaudydami snaiperiai. Apie tai nieks nekalba. O nuvertė teisėtą prezidentą. Putinas tą kartoja ir vakarai beveik neprotestuoja. O kad tu priėmei žmogžudį, kuris $100 milijardų tau atnešė į tavo kasą, išvogęs visą Ukrainą. Tai viskas tvarkoja. Teisėtas prezidentas. Jisai be to dar suspėjo parašyti popierį, prašydamas pagalbos prieš perversmininkus, kad jį Putinas sugrąžintų į valdžią. Nu tai čia, o tie, kurie nuo stogų šaudė snaiperiai, tai irgi sukilėliai. Tai vakarų publika ir tie, kurie laikraščiuose varto rusišką mėšlą, net su tai žodžiai, tuose žodžiuose jau yra mėšlas. Jie varto tą mėšlą. Na, arba neturi. Jeigu jie nesupranta, tai tegu jie nerašo į laikraščius. Jeigu nesupranta skaitytojas, melas tai yra tiesa, tai gal įstatymų leidėjas galėtų, matant tokį dividendas, imtis iniciatyvos mažinti galimybę pakliūti į mūsų eterį. Na, tai galėtų būti, bet tas įstatymų leidėjas ten, tai dar mažiau susigaudo negu pas mus. Man atrodo, kad daugiausiai jau susigaudo Moldovos įstatymų leidėjas, kuris jau pasakė, stop, 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 stop. Ir be jokių ginčų, o ta dėžė yra, mėšlo dėžė, mes jos visus, tos kanalus sudėjom į tą dėžę ir uždengėm su RR raidėmis. Ir mums to nereikia. Bet kitur, matot, tie tokie žongliravimai, laisvėmis, teisėmis ir taip toliau, jie svaigina. O ana publika išstudijavus viską, jau beveik prieš, daug kaip Putinas tik atėjo į valdžią. Jie visą laiką kentėjo, būdami kaltinami žmogaus teisų pažeidimais. Ten žurnalistų šaudo, užmušinėjo, Magnitskį nukankino kalėjime, kam jisai atskleidė 100 milijoninės kariškio aferas ir taip toliau. Ramiausiai, dar kad kiti matytų, kas tau bus, jeigu to užsiimsi. Tai atsakymas buvo, kad Putinas įsteigė struktūras, davė milijardus pinigų, tirti žmogaus teisų pažeidimus vakarų valstybėse ir kelti juos į viešumą. Sulyginti. Žiūrėkit, ten pas jūs, kaip žinot, senais laikais, kai jūsų čia dar beveik visi maži buvo. Tai buvo toksai juokas, reiškia, ginčas tarp rytų ir vakarų žmogaus. Kada pas jūs darbininkas galės iš savo atlyginimo susitaupęs nusipirkti automobilį? Atsakymas. O pas jūs negrus karę.
tas metodas eina toliau. Jonai, neseniai Lietuvoje lankėsi keletas ukrainiečių lietuvių kvietimų jūsų vadovaujamos grupės Blue Yellow atstovų organizuotas. Ir jie pasakojo apie situaciją Ukrainoje ir apie Ukrainos karių situaciją. Gal jūs galite papasakoti va čia susirinkusiems, kas ten yra? Be to jūs ir pats turbūt ne kartą matėte besilankydamas tenai. Taip, aš dabar važiuoju po Lietuvą su tam tikrą paskaitą, su skaidrėm, kur tikrai daug nuotraukų, kur matėsi gana neblogai, kokia ten padėtis įvairiose vietose. Ir jeigu kalba konkrečiai, aš manau, kalba apie Sarmat batalioną, kur iš pietų, ten labai geras pavyzdys, čia yra iš tos srities, kur tiesiog prie Krymo, ten buvo jokių pasienio, nieko nebuvo. Ir staiga iš niekur atsirado pasienis, kur reikėjo ir saugoti pasienį ir be abejo pasiruošti blogiausiam variantui. Ir ten žmonės tiesiog subūrė dalinius, įskaitant šitą Sarmat batalioną tiesiog, ir plynam lauke, tiesioginė prasme. Ir jeigu taip, sakykime, labai grubiai bendrai kalbant, valstybė duoda ginklus ir šovinius, kadangi vis tiek Ukraina tikrai yra ginklų gamintojas, jie ten turi tos paprastesnius ginklus, o visą kitą suraskit patys, viską. Uniformas, batus, ekipuotę, taip toliau, palapinės. Ir žmonės, kaip ir šitie, kaip ir kiti dar tą patį, važinėja, turi savo ryšininkus, savo pagalbininkus, kurie važinėja ir surenka, susibūra į grupelės ir arba Ukrainoje, arba, taip sakant, mūsų atveju ten su mumis, su kitais, randa ryšį ir tiesiog viskas yra pastatoma vošnais nuliu, galima sakyti. Bet tai yra, tame yra visada konflikto sąlygom, yra visokių, sakykime, aspektų, galima pasukti vienai per kitaip. Ir turėjo tokie labai, tiesiog, kad manytum, ką tai reiškia. Jeigu tu nieko neturi, tai kariuomenės nėra, reikia tą kariuomenę, tiesiog, atkurti, statyti. Ir kas tą daro? Žmonės, piliečiai. Turėjau keletą tokį labai jaudinančių apsilankymų, tarkim, Kijeve pas vieną merginą buvo, ten buvo sandėlys, visiškai pripilta, ten tų maišių, konservų, ten su numeriais dalinių. Ir viena labai įdomi moteris, kai išėjo ten su maišais ir man sakė, ten pasididžiuodama tiesiog tai rūškai. Ir jis galvoja, kad mes kariuomenės per 3 mėnesius nestatysim ir atstatėm ir atstatysim toliau. Ir su tokiais žmonėmis, kai tu matai, ir tu jauti, kad ten vyksta itin įdomus procesai. Mes kalbam vis tiek apie labai savotišką situaciją, kur iš tikrųjų realiai kalbant, tai yra žmonės, piliečiai, tauta, kuris savo valdžią nepasitikė. Ten yra tikrai sudėtinga, ten galim vėliau šiek tiek apie tai, bet remia savo kariuomenę. Tai yra išskirtinė, labai sunkiai suvokiama situacija. Ir aš manau, aš noriu tikėti, kad būtent per šitą kariuomenės atstatymą, per tą visus tos žmonės, kurie tu užsiminėja su grupelėmis, organizacijom, aš noriu tikėti, kad tarp tų žmonių atsiras tas naujasis Ukrainos politinis elitas. Tai yra mano toks vienas pastebėjimas, kad visame tame galima įvairiai išvelgti, ką tu matai. Aš tiesiog irgi dalyvavau susitikime su ukrainiečiais ir kareivis pasakė, kad kodėl mes esam šiai dienai basi, kodėl mes neturim ginklų, todėl kad kuomet valdė Janukovičius, visi mūsų ginklai buvo išvežami į Rusiją. Tai atliepiant, ką ir profesorius prieš tai sakė, tai ne tik pinigai, bet ir jų pačių ginklai. Tai jie tiesiog nebeturi su kuo kovoti ir kaip laikytis. Gal norėčiau šiek tiek paprieštarauti, kadangi ten vis tiek, tiesiog kažkiek ginklų kažkur turi. Nėra, kad ten visiškai nieko baso. Jeigu ginklų neturėtų, negalėtų atsilaikyti tiesiog. Ir reikia suprasti, kad gal ten šiek tiek perdavę apie ekipuotę, apie municiją. Taip, ten situacija yra apgailėtina, nors gerėja.
ir su ginkluotė, nu, aišku, ten galima apie tą geresnį ginkluotę kalbėti, ten jau sudėtingiau, bet AKM, Kalašnikovas, ten jau jie turi ir aišku, prašo geresnių ginklų, bet vis tiek, nu, nėra, kaip sakant, vienas žmogus Aidaro bataliono sakė, jūs nemanyk, kad pas mus viskas taip blogai. Ir toks švilgsnis toks. Nežinau. Dabar tęsiant tą temą apie ginklus ir karinius dalykus, tai tiesiog norėtųsi paklausti, kokia jūsų nuomonė apie NATO vaidmenį šitoje visoje situacijoje, Europos Sąjungoje ir Amerikos. Vaidmuo prastas, nepakankamas, kaip ir nepakankamas situacijos vertinimas. Iš tikrųjų, Rusija atmetė ligšiolinę, gana ilgai saugotą ir puoselėtą pasaulio tvarką. Nekariau didelių karų arba ten kokie nors karai atsitiktinis dalykas, o iš tikrųjų yra Jungtinių tautų organizacija, yra kitos struktūros, bet pirmiausia ten yra saugumo tarybos, ta saugumo taryba, kuri, reiškia, gali nutarti, kad eina pasaulio valstybės, ar net pati Jungtinių tautų organizacija, sutvarkyti kokį nors bandytą, kokį nors užpuoliką, sudrausminti. Kad tos tvarkos griauti negalima. Dabar ją galima griauti. Rusija pasakė, aš nusispjaunu į visas Jungtinių tautų chartijas, į savo įsipareigojimus, nes yra įsipareigojusi niekada neužpulti kitos valstybės, ne tik nenaudoti jėgos, bet net negrasinti naudoti jėgą. Tai yra sulyginta su jėgos naudojimu. Tai dabar, ką mes čia matom, yra cirkas. Visą tai išmesta į šiukšlyną. Bet tie, kurie visą laiką tikėjo, kad taip galima gyventi ir toliau ten su kokiais nors teroristais, arabų šalys, ar su kokiu blogu Iranu, kaip nors tvarkytis, laikant dar savo bendrumą. Tai dabar matau, kad tame bendrume pirmiausiai iškrenta Rusija visiškai, nes yra prieš, ji nori sugriauti tą tvarką, jeigu jos negalės valdyti savo naudai. Savo naudai valdo, kai vetuoja priemonės, kad Jungtinės tautos būtų bejėgės ir negalėtų priimti sprendimų, kurių Rusija nenori. Na ir buvo anas prezidentas Bušas pabandęs tokius dalykus, kaip Irake, buvo ten suklaidintas ar nesuklaidintas, nesvarbu, bet metodas buvo toks, kuris dabar šiek tiek vėl bandomas gaivinti Sirijoje, lyg tai, kad tie, kurie sutinka, kad reikia eiti ir kovoti prieš žmogžudžius, tai tie eina net ir be Jungtinių tautų sankcijos. Nes Jungtinėse tautose sėdi žmogžudžių globėjas, kuris vetuoja. Ir tada jos yra bejėgės. Yra būdas, kurio nenaudoja. Yra jau po antro pasaulinio karo, jeigu laikom, kad jis buvo pasibaigęs, Lietuvoje jis nebuvo pasibaigęs, bet taip laikoma, kad po karo. Tai paaiškėjo, kad tą sistemą pasaulinio saugumo, iš tikrųjų Stalino modelis, sovietų toks, tariamai kažkas padaroma, bet duodamas raktas valdyti tiek ir taip, kaip tu nori, per 5 valstybių ypatingas galias ir net vienos veto teisę bet kokiems sprendimams, jėgos sprendimams arba sankcijoms, kur naudojama jėga. Ir tas vienas gali vetuoti. Ir yra guli stalčiuje ir tada padaryta Jungtinių tautų rezoliucija apie ypatingus atvejus, kai nuolatinė saugumo tarybos narė, kuri turi veto teisę, pati tampa agresorium ir neleidžia prieš ją naudoti Jungtinių tautų jėgos.
neleidžia tramdyti agresorius, nes turi teisę vetuoti. Tai tada jungtinės tautos gali daryti sprendimą generalinėje asamblėjoje, apeidamos saugumo tarybą. Bet niekas to dabar net neužsimena. Rusija naudoja šitą jėgą savo valia. Dar anksčiau buvo labai, aišku, puolama ir smerkiama Amerika, kad ji į Iraką pasiuntė kariuomenę neturėdama saugumo tarybos sankcijos. Ir tai, kas norėjo, kvalifikavo kaip tiesiog agresiją, kaip tarptautinės teisės pažeidimą. Ir tai dabar Rusija to ir naudojasi, bet vakarų valstybės net nekalba apie tą įrankį, kurį jos turi jungtinių tautų taisyklėse. Ir leidžia, kad jungtinės tautos būtų paralyžuotos, diskredituotos, išmestos kaip pasaulinės taikos sistemos garantas. Gerai, jeigu Rusija sutiks, tai tada prieš ką nors galima panaudoti. O jeigu pati Rusija, tai prieš nieką negalima panaudoti, nes jinai vetuoja. Štai yra elementari situacija, apie ją nieks nekalba. Buvo toks vienas keistuolis iš Lietuvos, kuris parašė laišką jungtinių tautų generaliniam sekretoriui, primindamas, kad čia nieko nebeišeina. Arba jūsų visa sistema yra sukompromituota ir išmesta, nes ji nefunkcionaliai, arba reikia naudoti šitą rezoliuciją. Bet, tai ką, tai keistuolis gali rašinėti savo laiškus. O nuo to niekas nesikeičia. Bet tai šita gilioji krizė, jinai tęsiasi. Ir visas pasaulis iš tikrųjų sėdi toje jungtinių tautų krizėje. Kadangi ten galėtų būti net ir dvi totalitarinės valstybės, Rusija ir Kinija, kurios vetuotų. Bet, pavyzdžiui, Kinija nevetuoja, Kinija atsiriboja nuo Rusijos, palieka ją vieną. Su krūvinom rankom ir drausti, kad joks policininkas arti nepasirodytų. Nes aš turiu teisę policininką neleisti, kad policininkas veiktų. Štai kada vakarų valstybės suvoks tikrovę, šitą tikrovę, kad Putino Rusija pakilo prieš pasaulio tvarką. Faktiškai, jeigu net nedrįsta pasakyti, kad vyksta Rusijos-Ukrainos karas, net to nedrįsta pasakyti. Kada reiktų pasakyti, kad Rusija kariauja prieš Europos Sąjungą. Nes Europos Sąjunga padarė baisų nusižengimą. Ji pakvietė Ukrainą, neturėdama Rusijos leidimo. O Rusija mano, kad Ukraina yra jos daiktas. Jos ten tarnaitė kokia nors kaime, kurią dvarininkas naudoja kaip nori. O jeigu atėjo bernelis iš kito kaimo, jis sako, klausyk, einam ten laisvė, ten tau geresnis gyvenimas, tai jis yra šlykštų suvedžiotojas. Ir jeigu negali jo užmušti, tai gali tą mergaitę užmušti už neištikimybę. Tas ir vyksta. Neištikimas žmonas užmušinėja. Taip. Kai kurie musulmonai ir kai kurie, nežinau kaip juos pavadinti ten, aplink Kremlių vaikščiantį. Ukraina dabar neištikima žmona. Tik ar ją visai užmuš, ar daužys, kol jinai jau raudodama atšliauš ir prašys pasigailėjimo. Jie dabar nuleidinėja kraują. Ir vakarai leidžia. Neduoda nei vieno šovinio. Nes bijo to dvarininko, kuris muša tą mergaitę. Itin įdomi tema, kadangi man labai įdomu Lietuvos nepriklausomybės reikalas, įvairiais laikais istoriškai, ypač kalbama apie 20 amžių, kai darau šitą filmą apie pokarį, man frontą aš lankiausi, reiškia, CŽV archyvus Vašingtone. Ir ten šalia buvo ten irgi užsienio reikalų ministerijos archyvai Amerikos.
Ir aš negaliu tiesiog, susigūdžiuoti, ėjau, tai ką jie ten rašo apie Lietuvą, prieš karą, pavyzdžiui. Dabar jis duodu tokį citatą iš, atrodo, 19 metų, reiškia, kur vienas Amerikos gynybos atašė privalo per naktį parašyti Lietuvos istoriją. Ir dar pridėti tiesiog, nes nėra kažkokia šalelė atsirado, reikia tiesiog paaiškinti, kas čia yra. Ir taip pat rašo apie tą geopolitinę padėtį ir rašo maždaug cituoju, grubai. Šita šalis, kartu su Latvija, Estija, kovoja dėl savo nepriklausomybės, jie deda didelį viltį į mus, tikisi, kad mes juos pritarsim ir padėsim. Jeigu mes realiai, kadangi Rusija vis tiek, situacija tokia neaiškiai, mes tiesiog pasimet nežinau kaip elgtis, bet jeigu mes nieko nedarysim, mes tikrai varysim šitą tautą į neviltį. Pakankamai pažįstami žodžiai, ar čia pokaris, ar čia po pirmo pasaulinio karo. Ir sąlyginai matau dabar su tokiamis žiniomis, matau, kad vis tiek eina tas istorinis ratas. Vakarų pasaulis, Amerika, vakarų Europą, iki šiol faktiškai tas praeitą šimtmečio geopolitinis mąstymas plius minus tas pats. Ką mes turim tikros senos geros valstybės ir kažkokios, neaiškus, gali būt, gali nebūt, ypač rytų nuo Albanijos iki Estijos. Suomija irgi turėtų įeiti į šitą skaičių, bet neįėjo. Ir žinoma priežasčių. Bet aš matau lygiai tą patį, sakykime, samprotavimą ir apie tą buferinį zoną, apie tą kordoną. Jau tada buvo kalbama apie Rusijos kordoną, kur nors kurti savo kordoną aplink savo tą Rusiją, kad būtų kaip apsaugos zona, kur be abejo Ukraina yra viena svarbiausia dalis. Kad čia, sakykime, mes kovojam ne tik su kažkokiais politikais, su kažkokiais tokiais vakarų politinių jėgų pasisakymais, kovojant taip pat su istorija. Baltijos šalis to istorijai išėjo prieš 20 metų kaip tam tikri savotiškai laimėtojai, galiu pasakyti dabar drąsiai. Ir sakykime, tai procesai, kas vyksta, mes iki galo jų nesupranta, bet jeigu pradedi žiūrėti istoriškai, atsiranda šiek tiek, pavadinkim, racijos. Ir ką aš pastebėjau Ukrainoje, aš dabar kalbu apie vakarus, kas veža šalmus, kas veža liemenis, mes vežam, kažkokie, kaip sakome, menininkai, ar aplink mane krūva menininkų, visokių rūšių, aktorių, artistų, mes vežam šalmus į Ukrainą. Kol turėtų daryti, ką aš pasakęs, buvo NATO, vakarų Europą, dar kažkas. Ir kodėl mes tai darom? Galima, aišku, mes jaučiam, aš jaučiu, kad mes jaučiam tą Putino sužetą, kaip pagal teatrą, pagal spektaklių taisyklės turi būti taip ir taip, apie tą kaimą, apie tą dvarininką, bet mes jaučiam ir kitą sužetą, mes jaučiam ir istorijos pokyčių sužetą. Ir patikėkit manim, kas vyksta dabar Ukrainoje, yra kažkas didingo. Mes iki galo to nesuprantam, negalim žodžiais apibūdinti, bet aš padėjau tą jausmą. Ten vyksta kažkas didingo. Ir asmeniškai aš to dalis, tai yra, neapsakomai didelis dalykas. Ir visgi svarbiausia, kaip bebūtų, istorija tą mus moko karts nuo karto vėl ir vėl. Tu gali turėti visokias teisės, tarptautinės ten ir taip toliau, kosminės teisės gali turėti. Bet jeigu tu esi to nevertas, jeigu tu negali parodyti, kad esi to vertas, nieko nebus. Tai patys lietuviai tą parodė prieš 20 metų, kad jie yra laisvės verti. Ir aš tą mačiau, ir aš taip sakant, nuo to laiko pasilikau, nes aš kažką pagavau. Dėkui. Aš primenu, kad salė gali aktyviai uždavinėti klausimus, tai reikia pakelti ranką ir aš prieisiu ir duosiu mikrofoną. O dabar tęsiant vakarų šalių poziciją. Kaip jūs vertinate Prancūzijos poziciją ir konkrečiai jos pardavimą laivo Mistralio, kuris yra tikrai galingas ir gali smarkiai daryti įtaką, pradedant kažkokį tai karą. Tai kokia jūsų nuomonė ir ar pritartumėte
iniciatyvai, kuri buvo Europos parlamente iškelta, kad Europa vis dėlto galėtų iš Prancūzijos išpirkti tą laivą solidariai. Buvo tokia iniciatyva jau Amerikos senatoriai prieš tai. Amerika galėtų nupirkti tos laivus, kad prancūzai neverktų patyrę nuostolių. Ir čia mūsų darbininkai nukentėjo, darbo vietos, taip toliau. Visada tokie verkimai atsiranda, kad tik tai šeimininkas būtų ten patenkintas. Na, Europos parlamente taip pat nuskambėjo ta iniciatyva, kad Europa galėtų sumokėti Prancūzijai, kad ji neduotų žmogžudžiui papildomą ginklą į ranką. O Prancūzijos vadai vis sako, bet mes su juo susitarė, mes turim laikytis žodžio. Nesvarbu, ką jis daro, jis nesilaiko jokio žodžio, bet mes turim laikytis žodžio. Tai irgi akių dėmimas. Jie nesilaiko žodžio, kai jiems nereikia, o čia pinigų reikia. Ir dar nežinia, kiek kas ten gavo, ar tik tai ta firma, ar gavo ir vadai, kurie leido daryti tą sandėrį, kurie dabar pardavinėja. Nes Putinas naudoja globalinį ginklą, labai seną, nuo Gogolio revizoriaus laikų ir mirusių sėlų laikų. Tai yra globalus kišininkavimas. Viskas perkama. Jie mano, kad viskas perkama. Dabar Ukrainos paprastų žmonių, studentų negali nupirkti. Tai yra baisu, jie fašistai. Jų negalima nupirkti. Bet matot, čia mes kalbam, kad paimam Prancūziją kaip pavyzdį. Nu, jį gėdingai atrodo, gėdingai elgėsi. Jau taip gėdingai, kad net stabtelėjo. Ir truputį trina miltus. O nors rusų kareiviai ten treniruojasi, ten užtikrinti, kad jie su to laivu atplauks ir kariaus prieš ką nori, prieš Gruziją, prieš Ukrainą. Bet yra, sakau, yra generaliniai, globaliniai dalykai. O štai yra visai neseniai pasakyta. Rusija ir pasaulis leidžia, Europa ir pasaulis leidžia Rusijai, kuri organizuoja karą prieš savo kaimynus. Tai tas pats tarptautinis terorizmas, kaip Irake ir Sirijoje. Ukrainoje tai yra tikras karas. Pastebėkite, ar nors vienas lyderis pasaulyje pasakė. Tai yra tikras karas. Bet dauguma pasaulio lyderių mėgina kalbėti, kad tai yra ne karas, bet tam tikra parama teroristiniams elementams. Ir čia galima tęsti. Yra pasakyta, Putino Rusija yra pasirengusi, bent taip sako, pasirengusi kariauti, net branduolinį karą. Ir kartais pagąsdina. Ir tai yra toks zondažas. O jeigu mes nekariausim pasaulinio branduolinio, bet numesim vidutinišką bombytę ant kokio nors vidutiniško miesto, ką jūs tada darysit? Ar jūs išdrįsit taip pat numesti ant vidutiniško mūsų miesto, ar pabijosit, kad tada tai jau mes duosim per visus New Yorkus? Tai gal neduokit per New Yorkus, gal reiškia, tegu tas vienas nedidelis miestas būna nutrintas, o pradėkim derybas. Sėskim prie derybų stalo ir ieškokim politinio sprendimo. Taip numušė tą lėktuvą. Buvo, saga, aišku, tengi yra žmonės tų valstybių, kurios save gerbė, kurios priklauso NATO, ta pati Olandija priklauso, ten daugybė Olandų žuvo. Vaikų, moterų, ko tik tai nori. Dar apmelavo jos, nesvarbu, bet jos ten žuvo. Olandija pasišovė nusiųsti policininkus, kad jie tą vietovę kontroliuotų ir kad būtų galima viską ištirti. O kitą dieną jau nutarė neerzinti Rusijos. Jūs pripažįstat, kad Rusija tą padarė ir jau bijot ją suerzinti? Bijom. O ir viskas. O iš tikrųjų yra ištirta.
yra visi įrodymai. Ir tai nėra kokiu nors, kaip sakiau, ten šaudytojų pasismaginimas. Tai yra aukščiausios kvalifikacijos rusų specialistai. Jie tik tai, kaip sakoma, neįsitikino iki galo, koks ten lėktuvas. Bet kažkoks ten skrenda, nu ir, nenoriu čia rusiškai reiktų pasakyti, reiškia, ką su juo darom. Darom ir viskas, ir padarėm. Ai, gal ten ne tas buvo, nu ir kas čia daug. Bet vakarai bijo net viešumo. Dabar nutarė, kad geriau reikia tirti iki galo, to galo niekad nebus, o kol galo nėra, tai Lavrovas, ko jūs čia kalba, dar neištirta. Tai niekad nebus neištirta, ponas Lavrovai, nes tu kontroliuoji, tu neleidai ateiti, tu naikinai įrodymus. Ir net kai jie lenda tie įrodymai, vis tiek sakai, dar nepakanka. Ir niekas, vienintelis Kerry pasakė, tai buvo šiek tiek referuota, Lavrovui pasakė, nebeįmanoma klausyti, ką jūs kalbat. Gerai, nu ir kas nebeįmanoma, bet durų neparodė. Baisu. O gal jie dar pasiūs ir trenks kur nors. Tai ir yra terrorizavimas. Visas pasaulis yra terrorizuojamas, būnant bepročiu arba vaidinant beprotį. Pasaulis nežino, ar jie tikrai bepročiai, ar jie tik vaidina. Jeigu jie tik vaidina, tai gal jie sustos dar. Reiškia, jeigu jiems bus parodyta tokia pati bomba virš jų galvos. Bet gal jie nevaidina? Gal jie nutars, kad tai jie vis tiek laimės, jie visada laimė. O čia yra viena citata, kurią jau galų gale net mūsų spauda pacitavo iš tos pačios medžiagos, kad jeigu dvi šalis yra pasiryžusios kariauti, tai karo nebus. O jeigu viena šalis pasirengusi kariauti, o kita bijo, tai bus. Kas tai pasakė? Mažos valstybės palyginti prezidentė. Buvo kalba apie lyderystę, kurios nėra. Jeigu Lietuva būtų didesnė, tai gal atsirastų ir lyderystė. Ar galima, taip sakant, parodyti mąstymo ir laikysenos pavyzdį, kurį net Lietuvos spauda, manas neperspaudė. Toksai svarbus tekstas. Lietuvos prezidentas, Amerikos spaudoje. Net jos kalba jungtinėse tautose. Ji buvo tokia glaustesnė. Nors ten irgi pasakyta, kad Rusija yra teroristinė valstybė ir pasaulis neturi pasirinkimo arba stabdyti, arba jis bus palaipsniui sumaltas. Bet, pagalvokim, kokia čia pas mus spauda, kaip jinai gali padėti mobilizuoti visuomenę, kad Lietuvos visuomenė pasakytų, taip, mes taip galvojam, tai mūsų pozicija. Bet tam tikra dalis pradės sakyti, o tai mūsų sūrio ten neperkame. O kur mes tą sūrį parduosime? Olandai to paties. Paskaitysiu jums vieną tekstuką, kurį paskaičiau per minėjimą ukrainiečių minėje. Kai lyjo žmonėmis, ne žuvimis, dangus norėjo užsimerkti. Žemė apkabino šimtus asmeniškų kančios lašų. Šėtonas juokėsi. O Dieve mano, Europa stebi tolimą laukinę stepę, kur laumžirgiai sukrūvinti plevena, mėnulis turkų iš po žemių žiūri, olandai svarsto, kramto savo sūrį.
Dabar klausimas iš salės, prašau. Labas vakaras, esu jaunasis šaulys, taip pat ir Kauno tarybos jaunimo komiteto pirmininkas Sąjūdžio. Taip norėjau paklausti, profesorius, jūsų nuomonė dabar sklinda tokios kalbos, jūs girdėjęs, kad Sąjūdis nėra reikalingas, kad jis yra atvėsęs. Tai jūsų nuomonė į tokius gandus, ar jis yra atvėsęs, ar jis dar yra reikalingas. Nepriklausomybės yra iškovota ir kokia jūsų nuomonė? Reikalingas jūsų sąjūdis. Jūsų sąjūdis. Masinis. Ar dar klausimų? Oi. Taip, prašau. Labas vakaras. Norėjau paklausti, čia buvo prasidėjusios kalbos apie bendrą Baltijos šalių kanalą, kuris padėtų atmušti tą propagandinę agresiją. Iš šios kalbos kažkaip baigėsi, gal ką nors apie tai žinote. Aš negaliu pakelti. Apie Baltijos šalių kanalą, kad baigėsi kalbos apie tai. Kas galėtų atsakyti? Ar jūs turit kažkokią tai nuomonę? Šitą, kaip aš vadinu, problema yra tikrai gili. Aš kalbu šiek kaip skandinavas, kur, sakykime, Skandinavijos identitetas yra pakankamai stiprus, pakankamai tamprus ir pakankamai išugdytas. Mes būna vienas danas, vienas švedas, vienas norvegas, bet jeigu reikia, mes tampam skandinavais. Ir šis Baltijos šalių, baltiečių identitetas, čia su to nepataisysi su vienu kanalu panašiai. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai pasiūlys padaryti bendrą karo aviaciją, nes čia patys šalelės, ten pasisai apie 10 minučių. Tai toliau, manau, kad čia tiesiog yra tik simptomas apie tai, kad tiesiog tą pabaltietišką tapatybę reikia auginti, brandinti, tiek kalbant apie tą, pavadinkim, normalį pasaulio, apie tą Baltic States brandą, kur tiesiog žmonės Lietuva, mano tokia maikė labai gera turiu, kur I'm from Lithuania, my capital is Riga. Toks, tiesiog kaip bairis. Bet nemažiau kalbant apie krizinę situaciją, kur pabaltiečiai tikrai turi būti privalo, ne tai, kad būtų gerai, bet privalo būti vieningi. Mes dabar ryškiai matom, kas darosi Latvijoje, kur visada buvo, sakyta, ta silpna grandinės dalis visame tame ir ką ten daryti, su kokiu kanalu, aš manau, kad čia reikia padirbėti žymiai giliau ir stipriau ir plačiau su tuo identitetu. Ir sakykime, aš apie tą kanalą konkrečiai komentarą neturiu, nes aš manau, kad čia buvo tokį bandymą anksčiau, beje, nesėkmingų, nes visi norėjo į vakarus, sakant, atskirai. Bet dabar atėjo metas ir galima tik su to dirbti, bendradarbiauti įvairiausiais būdais. Mes, pavyzdžiui, svarstam galimybės daryti kokią bendrą pagalbos akciją kartu su Latvijos ir Estais. Gal dar su gruzinais net. Būtų iš visos stiprus toks jau pasirodymas. Nes lietuviai pirmavo šioje vietoje, patikėjau, čia jau litovцы приехали, там, и теперь только магия, там, apie mūsų kalbą, apie волшебные litovцы, tas tai благодаря Lietuvai. Tai jau toks. Bet pabaltiečių taip, reikia palaikyti, reikia padirbėti ir aš manau, kad jeigu anksčiau, sakyk, dabar pavėlų, šaukšti po pietų šiek tiek, bet reikia dirbti, reikia kažką daryti. Ir įvairiausios srityse, taip, energetikoje, karo srityse, ir nekalbant mažiausia apie tą bendrą tapatybės klausimą. Bet čia sudėtingas darbas. Galiu tik pakartoti, reikia suprasti, kad vyksta totalinis karas. Ir MP masinio mulkinimo priemonės yra to karo dalis.
ir galingas ginklas, neįvertintas anksčiau. Žinoma, kai kariavo vokiečiai Antram pasauliniam kare, jie buvo pasiruošę, buvo filmų industrija, buvo spauda visa, buvo patriotiniai dalykai. Paskui Sovietų sąjunga irgi užvarė tą pačią industriją to savo patriotizmo. Tai buvo tokie ankstyvieji etapai tokio karo, arba kad tai yra labai svarbi karo dalis. Nors tai visi mokosi dabar iš senųjų kiniečių traktatų, kur ten senai pasakyta, kad jeigu tu nori laimėti karą, turi pakirsti priešą iš vidaus, jo dvasią turi pakirsti. Ir čia yra dvasios pakirtimo būdai. Sumaišymas smegenų, sumaišymas vertybių, nepasitikėjimo, skatinimas, na ir pakritimas. Ir visuomenės pakritimas, kai visi, žinoma, turėdami laisvę galvoti ir ginčytis, kiekvienas kalba kitaip ir kiekvienas su kiekvienu ginčijasi ir kariuomenės tokios vieningos gali visiškai ir nebūti. Tai štai yra čia tas propagandos frontas, kur žiniasklaida nėra žiniasklaida, žinia nėra žinia, žinia yra melas, nereikia jos vadinti žinia ir nereikia sakyti, kad žinias platinti yra šventa teisė. Aš melą platinti nebūtinai yra šventa teisė, gali labai sužaloti mažutėlius platindamas melą. Gal mažutėlius galima ir apsaugoti, arba tiesiog užsukti. Tu, reiškia, gali pasiūlyti žmonėms, tai jūs užsukit, kai tenai varo jums kažką. Bet varo gudriai, su saldainiais, gražiai padaryta, dalis tiesos yra, dalis tiesos įdomu, o ten ima ir įkiša tai, kas reikalinga, tą nuodų porciją. Irgi reikia visada atsiminti, kad jeigu tu imi mėšlo kilogramą ir sviesto kilogramą ir sumaišai, tai gauni 2 kilogramus mėšlo. Dabar tokių patiekalų tie visi rusiški kanalai ir maitina, pasaulį maitina. Ir kažkas bandas, o čia gal sviestas, čia truputį yra sviesto. Turi būti tas, reiškia, atmetama. Kaip aš sakau, ta dėžė, į kurią dedi ir nepasiginčia. Bet ar tą gali daryti valstybės, Moldova, reiškia, padarė sprendimą. Lietuvoje truputėlį čia mes bandom daryti apribojimus ir to jau sukyla, kai kurie galbūt naivus ir sąžiningi, kai kurie gal pamokėti ir paskatinti, jūs kilkit, protestuokit čia prieš pagrindinės laisvės ir taip toliau. Ir tuos naudingus idiotus taip ir sutvarkys. Tie protingi ne idiotai, kurie žino, ką daro. Tai reikia patiems savo atsakyti, ar mes kariaujam ar ne. Jeigu kariaujam, tai uždarom tos kanalus. Nes tai yra karas. Jis nepaskelbtas karas, bet jis dar klastingesnis ir melagingesnis. Kodėl vakaruose nekalbama, beveik nekalbama, kad vyksta karas, kažkoks ten vietinis su separatistais, bet kad tai yra Rusijos karas. Jau Rusija atvirai kareivius siunčia, kariškius, ginkluotę, techniką, aukščiausios technologijos siunčia. Ir dar nenorima pasakyti, kad Rusija yra kariaujanti šalis. Nes jai nepatinkama, tai jai nepatinka teisybė, tai nereikia sakyti. Tai tu kapituliuoji. Atsiverskit Bibliją, reikia visiems prezidentam pasakyti. Tiesa padarys jūs laisvus. Jeigu jūs bijot tiesos, tai sutinkat vergauti. Viskas. Labas vakaras, ačiū už paskaitas. Aš esu iš Ukrainos, that's why my Lithuanian is not very well. May I ask the question in English?
Okay, thank you. As I understand from your lecture, as I try to understand, you spoke a lot about the problem of Russian propaganda here also, and lack of possibilities to stop this propaganda machine. So just the Ukrainian experience, a few months ago, we had lots of court decisions in Ukraine that this or that channels, there were a concrete list of channels like NTV, Первый канal, and etc. They provoke ethnical tensions and international terrorism and separatism. And according to this court decision, the broadcasts were stopped in Ukraine. So maybe it's just our way of how to prevent from this propaganda machine. But my question would be a bit different. I wanted to ask Mr. Landsbergis, as in fact the leader of the state at the beginning of the 1990s, did you face the problem of frustration of the people after the fall of the Soviet Union? I mean, during this hard period of Russian blockade, of economic problems, because and what was your way to overcome this frustration and start reforms? Because in Ukraine now it's a real problem. People are frustrated after the revolution, after the beginning of this war, and our government is a bit afraid to start radical reforms because of the people's mind and the situation. Just even some even before the elections, it is also a problem. So, what was the way of Lithuania and maybe your personal experience how to start radical reforms in such circumstances? Thank you. Ačiū. Thank you. Jeigu reikia trumpai išversti, tai svečias iš Ukrainos klausia profesoriaus, kaip buvusio pirmojo lyderio Lietuvos, ar po to, kaip buvo vadovaujami Lietuvai, nebuvo masinio nusivylimo ir dėl to buvo sunku priimti sprendimus, nes Ukrainoje ir dabar, ir prieš prezidento rinkimus tai vyko. I understood your question not only about frustration due difficulties, economical, social difficulties, but frustration if economical, social reforms should not worsen the situation of the people. But we could not hesitate and avoid and to postpone reforms. Some of them, of course, they have been really postponed because Parliament worked day and night, adopted very many new necessary laws. We had to rebuild all legal and constitutional system, not to be in Soviet system, free market, private property, economy based on private property. It was something, of course, not new for Lithuania 50 years ago, but was very new, and for many people who grew in Soviet system, and we accommodated to Soviet system, there were many new elements. Not only that they hoped that Western standards will come together with liberty, together with independence, we will live better immediately. Of course, it was a chance to live better, but not donations. Even West was very cautious with donations then. A new Marshall Plan was extended to post-communist countries. We should cope with the problems by ourselves. But we should do reforms together with fighting Soviet aggression, which was done economic, energetic blockades. The borders were blocked. They tried to isolate Lithuania and to build, to create
frustration among the people. They show that they are almighty. They may kidnap our youngsters to take them to foreign army and so on. But people, our nation was sufficiently consolidated and understood all it. We were very open. Our sittings in Parliament were open for broadcast, for television. And we explained and explained our people what is going to, what are our principles, for what are we fighting, and we are supported. Of course, not totally. They were, most part of society was still waiting what will be the end. Some part who formerly were privileged, were not very happy by independence and by new life. They maybe were indeed sympathetic to Soviet rule and Soviet Union back, and it was the internal weakness or internal enemy. We had to overcome all it. So you cannot avoid frustration, but you are able to, to lessen by openness, by frankness. And when people do understand the common goal to be free from nonsenses, from brutalities, from violence, from oppression. It looked as ideal to live another way. Scientists was calling, we want to live another way. Okay, yes, we want, we want. Let's try, then go, and we are not experienced in that. We should learn on being on a track already. But there was very, very sufficient trust in what we were doing. It was proved in January when Soviet propaganda confusing itself and pro-Soviet traitors informing Kremlin insisted that people are unhappy in Lithuania. It will be enough to push a little bit, and they will overthrow this bad government of Sąjūdis and come back to Soviet Union. It didn't happen. Okay, I'll try to be brief about this one. Whenever I talk to Ukrainian soldiers and also to others, I always say, I think you will win this war. I'm convinced Ukraine will win this war eventually. But I also tell them, you know what? You think it's hard to win a war? Wait till we have to win the peace. That will be the hard part. And I just give a few advice. Actually, I've been published a couple of times in the Ukrainian various site newspapers and so on, interviews with me. And I gotta do an interview elections coming up and all that. And basically, one of my proposals to the Ukrainians, you have to very quickly create a new political elite. That is your major challenge. And I simplify here a little. Where to find these people? I'm not sure if you follow when we had this discussion with Lithuanian, but I see many of these people, the potential new political elite, among the people providing the military units. These are the guys, because they're journalists, they're artists, they're this and that. They're not really fond of politics. You have to convince these people that you have to go for politics. This is what you have to do. That's just a brief answer, but I think you understand what I'm saying here.
Sigitas Martinevičius. Noriu paliesti kelis momentus. Tai vienas, Ukraina oficialiai nepaskelbė karo. Jinai pati, ar tai neturėjo tarptautiniai erdvė, ar tai šiek tiek nepateisina NATO ir ES tokio nelabai ryžtingų veiksmų, nes pati Ukraina to nepaskelbė. Ir šiandien Ukrainoje yra prasidėjęs toks antiporošenkiškas didžiulis judėjimas. Galbūt yra tai panašu šiek tiek, koks buvo antilandsbergiškas kažkada judėjimas. Porošenka grinai iš pragmatinių, mano požiūrių, priežasčių nepasirašė ekonominės sutarties, nes jos skaičiavimais $10 milijardų jie laimi dėl to. Ar tai turi didelę įtaką tarptautiniai erdvėje? Kaip jūs vertinat tą Porošenkos tokį sprendimą? Ar tai yra į taiką, ar vis dėlto yra spaudimas Rusijos? Dar kadangi čia pat klausimas, tai iškart paklausim ir antrą. Jūsų matymų, jūsų nuomonė, kas šiandien sustabdytų Putiną? Putiną sustabdytų tai, ko nėra. Būtent vakarų lyderystė, demokratijų lyderystė. Turiu aiškiai suprantama, yra demokratijos ir yra nedemokratijos arba antidemokratijos. Putinas norėtų, dar negali tapti visų antidemokratijų lyderių, bet to labiau nėra lyderio demokratijų pusėje, ne asmens, nei valstybės. Obamos Amerika nepajėgė laikyti tą lyderystę, nors mūsų prezidentė leido savo jį pagirti už pažangą. Į taip net pasakė, gali ir nebūt gimęs lyderiu, bet gali išmokti jo tą. Bet iš tikrųjų tai vienintelis šansas. Sunku pasakyti, kas bus po 2 rodos metų, kai vyks Amerikos prezidento rinkimai. Ir kas toliau dėsis, ar tebe bus mes, ar tebe bus Ukraina, ar tebe bus Rusija. Mes nežinom, kada pajudės Kinija, nors ir ramiai laukia, gali dar palaukti 100 metų, kol ta Rusija ir Europa visai prinoks, supus tarpusavį susimals ir nebus problemų. O gali ateiti anksčiau. Tai daugybė nežinomybių, bet kol kas mes matom, kad Ukraina laikosi, Rusija nenaudoja visos naikinamosios galios, kad palaužtų tą nepaklusnę šalį. Tikisi galbūt sugriauti iš vidaus, taip kaip tikėjosi Lietuvą sugriauti iš vidaus 90 metais. Ir vis laukia, kada masė žmonių išeis į gatvę, protestuodami prieš Landsbergį, prieš Sąjūdį, kad taip blogai padarė, kad dabar yra sunkumų, ten benziną normuoja ar panašiai. Tai Porošenka yra panašiai situacijai. Jis politiškai, diplomatiškai yra daug pasiekęs Ukrainos labui. Bet Ukrainos vedamas karas irgi yra toks savotiškas ir dviprasmiškas. Visa situacija pasaulyje yra kitokia. Ir Putino Rusija kariauja prieš vakarus, bet kalbasi, draugauja, mulkina, apgaudinėja, kiša pinigus, paperka ministrus, paperka premjerus, vyriausybės. Labai paprastas dalykas demokratiniai sistemai papirkinėti vyriausybę, kuri nori laimėti rinkimus. Nes tau reikia rodyti gerovę, kad čia žmonėm ką nors davėjai. Tai tada už to, žiūrėk, mes tau duodam, tu jiems parodyk, laimėsi rinkimus. O mums už tai
nekalbėk apie tai, nedaryk to, atiduok ten mistralius, atiduok dar ką nors, o mes ten jau savo darysim dalykus. Tai tas žaidimas vyksta vakaruose stokojant vieningumo ir lyderystės. Gal Putinas padeda šiek tiek. Sakau, profesorius Putinas skaito tokias paskaitas, kad kažką jau pradeda girdėti ir vakaruose. Bet laiko labai daug prarasta. Ir nežinia, kada jisai pagreitins įvykius. Jo patarėjai viešai sako, kad nereikia leisti Ukrainai sustiprėti. Žiūrėkit, Ukraina stiprėja. Jie jau turi kariuomenę, jie pradeda gaminti savo ginklus, kurių negauna. Paskui bus sunkiau, reikia ją triuškinti dabar, greičiau. Ir kol tie vakarai tokie susimovė ir pakrykę ir nepadės jai. Sutriuškinkim ją dabar iki galo. Nu, tai čia niekas nežino, kaip kas klostysis. Bet kita vertus, aš atsimenu, aš ten sėdėjau 10 metų Europos parlamente, tai keletą metų iš viso niekas nenorėjo nieko girdėti. Nei apie tai, kad Rusija naudoja energetiką savo politiniams tikslams, kad jis smaugia kaimynus, kad jis jau paskelbė programą sugrąžinti Sovietų sąjungą. Tai buvo Putino atvira programa nuo 2000 metų. Jis pasakė Kvasnevskijai. Pasakė privačiai, bet Kvasnevskis tą pasakė viešai. Kai Kvasnevskis pasakė, dabar jūs žiūri kaip į reformatorių Rusijos, kaip į naują Gorbačiovą, kuris vėl nori iš Rusijos ką nors padaryti. Teigiamai pasakė, užmirškit, tai nelyginkit niekada mane su Gorbačiovu. Jisai svardė Sovietų sąjungą, aš surinksiu atgal. Labai aiškus vaikinas. Na tada. Tai vakarai to nenori girdėti. 5 metus negirdėjo. Aš atsimenu, kai tokie kaip aš ir kiti, daugiausiai baltiečiai, buvo tokie keistuoliai, kurie nukentėję, negali užmiršti savo mėlynių ir visą laiką apie jas kalba, o juk viskas yra kitaip, bet to yra pasauliniai dalykai, tai mes su Rusija turim draugauti, mes su Rusijos resursais tapsim pasaulinę galybę. Čia buvo Europos idiotų tokia idėja. Mes turim technologijas, mes turim 100 milijonų žmonių, pramonę, viską, mes neturim resursų. O Rusija mums duos resursus, tada mes stovėsim lygiai su Amerika, su Japonija, su Kinija, Europa bus viena dar tokia lygiai. O kai paklauso, o kai jums uždyka kostos resursus? Ar tik tai pinigais reikės mokėti? Ar reikės mokėti principais? Politika? Priklausomybė? O tai tada sukūrė, tai yra tarpusavio priklausomybė. Interdependence, tai nieko tokio. Sakau, jums tai bus dependence, jiems niekada. Klausimas yra geras ir sudėtingas. Gal norėčiau taip paformuluoti, performuoti šiek tiek ir atsakyti klausimą, gal ne visai tiesiai į tašką, bet nes kaip be karo suprantama, ir tam tikrų diplomatinių priežasčių ir taip toliau. Ir aš manau, kad šitas, sakė, Rusijos nebuvimas Ukrainoje galiu gale pasisuks prieš Rusiją. Čia šį betą apie tai dirbu, sako, tais klausimais ir manau, kad tai pasisuks gana įdomai prieš pačią Rusiją. Bet apie šitą karą kalbant ir apie tą Porošenko irgi be abejo. Šitas karas, kaip keistai beskambėtų, vis tiek yra savotiškas Ukrainos vidaus reikalas. Kaip pastebėt, gal šitas plakate, kur buvo ten apie šitą renginį, buvo ten Ukrainos nepriklausomybės karas. Tai yra mano sugalvotas pavadinimas. Aš manau, kad taip ir yra, ir ukrainiečiai su manim sutinka, ir reikia aš paprastėsiu, kaip jūs atrodo. Vis tiek čia yra Ukrainos apibrėžimo momentas atėjo. Tai aš kalbu, kažkas didingo čia vyksta. Ką mes matėme Lietuvoje prieš 100 metų, vyksta iš esmės dabar Ukrainoje.
jeigu taip pradeda matyti, tada pradeda suprasti, pavyzdžiui, kad Putino veiksmai iš esmės yra, kaip atrodo, kaip baisu, kaip grėsmingai atrodo, jisai eina iš paskos, jisai nespėja. Kaip ir Gorbačiovas spėjęs savo, irgi nespėjo, ėjo iš paskos, nes jis vystėsi pakankamai. Ir aš manau, kad jeigu šitaip žiūri šitą dalyką, tada tas konfliktas gauna kitą prasmę. Apie Porošenko yra plačiau apie Ukrainą. Kas yra ta Ukraina? Politinė prasme, ką mes matom? Kalbam apie fašistus, kalbam apie dar kažką. Pagal mane, jeigu taip atvirai, sakant, aš labai myliu Ukrainą, ukrainiečius, aš turiu tam tikrą tokį teisę kryžiuos, kritikuoti, pakankamai jau kritiškai žiūrėti Ukrainą. Ukraina yra feudalinė valstybė, daugelį prasme. Ten yra tiesiog feudalų, oligarkų, kitų žmonių valdžia. Yra centrinė valdžia ir Porošenko yra vienas iš tų feudalų. Aš manau, kad jisai ilgai neliks. Bet aš manau, kad tuo pačiu šiuo metu, ką jisai daro, arba nedaro, ar bando daryti, turint omeny, kad jisai gali nepasitikėti nei vieną pusę, nei kitą pusę į galą. Ukraina stovi už save, stovi vieni, kaip jau galima pasakyti. Bet ukrainiečiai, aš manau, kas gali Rusiją stabdyti? Man atsakymas yra labai paprastas. Vis tiek ta Ukraina yra irgi tas klausimas, iššūkis, bet tuo pačiu tas atsakymas, ką savo akimis esu matęs ir girdėjęs ir supratęs per savo buvimą vis labiau. Ir kai mes remiam Ukrainą, kai mes kažką darom ten, dirbam, stengiamės, nebūtinai ten su karinė parama, galima ir veikti kitokiais būdais. Mes remiam save. Aš kalbu dabar kaip Lietuvos gyventojas, kaip Lietuvos. Ką mes ten darom, kaip mes ten veikiam, atsilieps. Ir mums atsilieps be abejo. Bet ir Rusija atsilieps. Ir aš apie Rusiją beveik nekalbu. Dabartinė Rusija yra iliuzija. Dabartinė Rusija ir jau vis labiau tampa Šiaurės Korėja. Nors ten baisu, grėsminga, nesmagu, bet Rusija kaip realybė nelabai. Ir jeigu tu taip galvoji tiesiog, kad tu ne kiek prieš kažką, prieš kažkokią Rusiją vaizdą, tu už Ukrainą, už idėją, už tai, kas ten vyksta, už tos procesus, tu pasidarai labai stiprus. Labas vakaras. Aš turiu tokį labai trumpą klausimą. Ar diskusijose, viešoje erdvėje, buityje nereikėtų to įvardinimo rusai, rusų kariai, rusiškas mėšlas, rusų propaganda keisti Putinu, Kremlium, putinukais, putinizmu, begalė kitų žodžių, bet ne rusais, nes rusai tai kas trečias Vilnietis, klaipėdietis, Kaune jų irgi yra bendradarbiai, giminės, mes didinam įtampą mūsų šalyje, nes turim daug rusų piliečių. Geras klausimas ir tai sudėtingas, kaip profesorius gerbiamasis minėjo, tiesiog, dažnai sakoma, Rusija geri žmonės, tik valdžia bloga. Sakam, хорош народ, но плохая власть. Taip, rusai be abejo reikia traktuoti, kad Rusija ne tas pats kaip Kremlius, taip toliau. Ir be abejo galima pamastyti apie tokį terminą, bet vis dėlto dabar yra tas momentas, kad tas rusas, visų pirma Rusijoje, pačioje Rusijoje, bet ne tik, kiek kitur, turi apsispręsti. Ir aš esu, taip sakant, jie turi tą pasakyti. Čia ne mano Rusija, čia ne aš, čia ne mes, čia kažkokie, tiesiog mes. Tiesiog čia, taip žiūrėk, ne mūsų darbas. Rusija veikia, Rusija daro, oficialiai veikia, neoficialiai, ten su savo kariuomene darau. Čia vis to yra Rusijos atsakomybė. Beje, turiu pasakyti tokį gan įdomią pastabą, tiesiog kalbant apie tai, kad Rusija sprendžia. Mūsų organizacijoje ir mūsų šalyje irgi ten aš mačiau vieną, reiškia, yra nemažai Lietuvos rusų. Ir taip pat Lietuvos Lenkų, beje.
ir dar kažkokį tokį visokį Lietuvos kažko. Aš irgi Lietuvos, ne visai Lietuvos šveras gal. Ir tokių žmonių, tie žmonės yra be galo vertingi. Tai su savo dvigubą tapatybę, su savo kalbom ir taip toliau. Ir šitie žmonės, kurie jiems būtų gal paprašiau neapsispręsti, kažkaip pasilikti, ar ne, visi vienodai kažką. Bet šitie žmonės, kurie aš matau savo akimis, kurie aš dirbu, kurie sprendė, yra labai efektyvūs, labai apsigalvoja ir labai prisidedantis smarkiai. Jie apsisprendė. Rusams irgi atėjo metas, jūs turite apsispręsti. Čia ne mūsų, čia yra jų problema. Aš dėkingas už tą pastabą dėl to, kaip naudojamas žodis rusai. Per visą savo politinę karjerą visada stengiausi ir Versaidyje visada kalbėdavom net ne apie Maskvą, o apie Kremlių, apie sovietus, apie komunizmą. Nes rusai buvo mūsų pusėje. Juk 100 000 išėjo į gatves už Lietuvą. Rusų. Šiandien aš kartais tą primenu, kad mes irgi vėl jaus, bet ką su jais padarė, tiesą sakant, ir su mumis padarė per 20 metų. Nedidelius labai stebuklus padarė. Užaugo pas mus naujų žmonių, kurių anksčiau nebuvo, ir dorų, ir gražių labai, kuriuose gali būti Lietuvos viltis. Bet yra pilna, pakankamai daug tų kažkodėl svajojančių apie tarybinės dešreles ir panašias gerovės. Lyg tai laisvė nieko nebūtų verta. Tai tada tikrai aš pats buvau pirmas tarp tų, kad mes nevartotumėm, net kreipdamiesi į savo žmonės, nesakydavom lietuviai, nes tarp jų buvo ir nelietuviai. Mes sakydavom Lietuvos žmonės, mes visi esame vienos žemės žmonės, vieno likimo, norim, kad tai būtų geras likimas, gera ateitis. Tai galbūt mums dabar primetė šiek tiek tą propagandą ir tas varimas per visokius ruskį mir tenai, rusiškumo, toks šovinistinis kišimas, reiškia, ir primetė tą, kad tu, reiškia, nori atmesti tą mėšlą, kurį jie patys pavadina rusišku mėšlu. Bet jūs teisingai pasakėt, aš pats esu suabejojęs dėl to dalyko. Vadinkim, Kremliaus mėšlo, Putino mėšlo, tai čia ukrainiečiai turi stiprių pasakymų apie Putiną. Ir paskutinis klausimas iš salės, prašau. Vilma. Noriu kreiptis gal labiau į Joną, bet ir profesoriui taip pat. Jūs esat pakankamai gerai susipažinę su Lietuvos partizanų istorija. Žinot, kuo tai baigėsi. Tai mūsų tauta neteko didelės dalies šviesaus genofondo. Ir nes jų vaikai negimė, miškuose jie buvo iššaudyti. Šiandien Ukrainos pietuose tie žmonės, apie kurias mes buvom kartu sutikę, kalba apie partizaninį karą. Jūs ką tik pasakėt, kad Putinas diktuoja sąlygas kaip 50-100 metų atgal. Atgarsis ukrainiečių yra tolygiai eina, kaip jiems kokį foną užduoda, taip jie reaguoja, neturi laiko galvoti, jie ruošiasi partizaninį karą. Karas šiandien tai kitoks, informacinis įsijungia ir visa kita. Ką mes galim šiandien, aš bendrauju su jais kasdien, gal mes galim kažką patarti? Koks šiuolaikinis galėtų būti partizaninis karas? Klausimas itin sudėtingas ir labai nelengva jį atsakyti. Vis dėlto būčiau linkęs manyti, kad ukrainiečiai sugebės šitą dakarauti, kad ne partizaninio karo. Aš tą manau. Čia aš turiu tikros kariškai mąstant.
Bet giliau mąstant, kas tas, sakykime, kas tas partizanas, kas tas kovotojas. Pakankamai didelė dalis žmonių Ukrainoje šiuo metu vienaip ar kitaip karauja. Nebūtinai ginklų, galima ir kitokiais būdais, ir su koncertais, ir su koncertais ir konservais. Yra toks labai fainas anekdotas, tiesiog naujas. Jeigu ukrainietis labai sako iš fronto, mums labai reikia atominės galvutės, būtų per 2 valandas ir su arbata, su koncertu. Ir šitas, sakykime, karas ten, kur tai viršiai savanoriai, volontioriai, kur ten važinėja, kur pradeda juos gaudyti, beje, ir tą visą kitą. Sakyčiau taip, kol ukrainiečiai veikia kaip dabar, ką aš tavo matau, kaip jis sugeba palaikyti šitą dvasę, kur minimum, pagal mane, minimum kokie ten 30% gyventojų vienaip ar kitaip dalyvauja tame visame. Ir nebūtinai tik prie fronto tiesiog. Tai yra lemiama dalis, kur tiesiog šitas karas galių gale nebus nugalėtas ginklais. Jis su valia ir su ryžtu. Manau, kad sakykime, ta partizaninė sąvoka, kalbant konkrečiai apie Ukrainą šiandien, iš ko galima pasimokyti, yra tas žmogus, tas, sakykime, puskareivis, gal tai pavadinti taip, kuris dalyvauja, kur daro, ką jisai gali. Jeigu tokių žmonių pakankamai daug, ir pakankamai, sakykime, supranta, ką dar, pakankamai moka bendradarbiauti, ką ukrainiečiai moka, bendradarbiavimo lygis kai kur labai aukštas. Aš manau, kad prieš tokius partizanus šiandieninius tu nieko nepadarysi. Ir aš manau, kad tą patį, aš kalbėjau, karo akademijoje buvo prieš porą dienų, kalbėjau būtent apie šitą, apie Ukrainą, apie tas savokas, apie partizaną, apie viską. Ir ką mes matom, kad tas šiandieninis konfliktas, kas tas kovojantis, hybridinis, trupučiukai to. Ir aš manau, kad ten tame visame, ką Putinas turi racijos, veda tokį hybridinį karą, bet ukrainiečiai daro tą patį, tik kitaip šiek tiek. Ir pagal mane labai sėkmingai. Ir manau, kad kokie Lietuvoje galima irgi ten labai daug pasimokyti, faktiškai. Nes visuomenė, kuri yra subrandinta, tvirta, ten su žaliais žmogeliukais, tu neįeis, jie neturi nieko prilieps, reiškia. Aš kalbu apie visą, ne tik apie sukardą, jokių būdų apie sukardą, apie pilietinę, tvirtą pilietinę visuomenę, kur žmonės žino, ką jie turi padaryti. Aš sakyčiau, jeigu taip nesikuklinat, galbūt aš esu tos subrandintos pilietinės visuomenės pavyzdys. Ir aš turiu daug tokių žmonių. Mes žinom, ką daryti. Mums nėra jokių klaustukų. Mes veikiam. Jūs irgi, kiek suprantate, esate tos subrandintos pilietinės visuomenės pavyzdys. Paprastas žmogus dirba savo darbą, bet jeigu reikia, persijungia į kitą režimą. Ir veikia. Ir prieš tokius žmonės, jeigu jų daug, ir jeigu jie, tu nieko nepadarysi. Tokie partizanai šios temos. Labai norisi, kad tai būtų kaip Jonas mato. Ir kad esant reikalui visi persijungs į reikiamą režimą. Bet galbūt, kad daugelis persijungs ir į prisitaikymo ir pataikavimo režimą. Ir galbūt net matys savo istorinę progą. Taip būna, taip yra, taip kartojasi. Aišku, reikia save ugdyti pagrindiniams ištikimybės dvasioje pagrindiniams dalykams. Lietuva, Lietuvos valstybė, kuriai nediktuoja ten tie su cibukais, su kepurėmis, raudonom žvaigždėm, nesityčia iš mūsų, netremia,
nepjudo tarpusavyje. Čia jau mūsų pačių reikalas. Nesileisk, kad mus pjudytų tarpusavyje. Neišnaudoja mūsų kitataučių piliečių prieš mus, papirkdami jos, viliodami. Štai mes sugrįšim, tada jūs valdysit šitą šalį, kaip vietininkai, panašiai kaip buvo. Tai čia yra tas darbas, kuris vyksta arba nevyksta visuomenėje. Kai žmonės tarpusavį bendrauja, kaip jie bendrauja ir kaip jie mato tikrovę. Dabar ne tik tai Rusijoje. Ukraina turbūt yra vieninga, daug labiau vieninga. Ir Ukraina yra tikrai vyksta tas stebuklas, kad mūsų akise gimsta tauta, gimsta valstybė, piliečių valstybė, ne valdžios valstybė. Gali pykti ant valdžios, kad ne taip, ką nors daro, arba jiems atrodo valdžiai iš kitos pozicijos, kuri mato tarptautinę padėtį, žino, ką sako dideli ponai vakaruose, kad su to reikia skaitytis, kad jeigu siūlo kvailas ir žeminančias darybas, bet jeigu anie užtariantis iš dalies sako, eikit tas darybas, nusileiskit, tai negali pasiūsti viso pasaulio po velnių ir susideginti, reiškia, Pilėnuose. Tai tas ten vyksta ir su Porošenka taip yra. Aišku, priešas bandys kurstyti žmonės prieš Porošenką. Kodėl jisai nėra toks? Kodėl Landsbergis nepakorė visų komunistų? Matai, jisai leido jiems sugrįžti valdžią. Tai mes čia to prisiklausėm ir visada yra būdai, kaip žmonės supriešinti, kurstyti nepasitikėjimą ir panašiai. Tai čia tiek dėl to, kad Ukraina tikrai yra ypatingas dabar atvejis, ypatinga kokybė ir ten sprendžiamas yra ne tik jos likimas, bet ir Europos ir Rusijos likimas. Ir daug dievė jiems ištvermės, o kaip mums jiems padėti? Mes galim padėti tuo, kaip pasakė prezidentė, mes turim būti girdimi. Mes neatsiųsim savo didžiulių pajėgų, bet mes turim būti girdimi kaip politiniai pajėga. O ne sėdėt krūmuose ar nestovėt po medžių laukdami, kol pasibaigs. O paskui pažiūrėsim, prie kurių prisidėti. Tai čia yra iš tikrųjų moralė. Tai plojimai paprastai reiškia, kad tu nusibodai. Aš čia turiu tokį vieną nerimtą klausimą, bet kad paskui kas nors negalvotų, kad aš neturėjau atsakymą. Tai yra apie vieną iš Putino kaukių. Jie turi keletą kaukių ir senų, iš Stalino, iš komunizmo laikų. Tai yra visų vargšų gynėjai, visų neturtingų tautų, kurias engia Amerikos imperializmas, gynėjai ir užtarėjai ir taip toliau. Tai tos kaukės ir toliau naudojamos. Dabar yra nauja kaukė, tradicinių vertybių gynėjas Putinas. Jau prisiklausėm ir atsiranda kartojančių šitas niekalus. Tradicinių vertybių gynėjas, kuris Čečėnijoje nužudė 60 000 vaikų. Jis už šeimos vertybės, be abejo. Jam labai rūpi vaikai. Ir taip reikia trumpai. Tai man tik tai, aš matau, kad ne tik tai jau čia Lietuvoje toks klausimas, bet ir vakaruose prakiša. Prakiša, nes Putinas pasirinko vieną jautrų tašką. Tai yra gėjų teisės, ten ir panašus dalykai, ir vienalytės santokos, vaikų auklėjimas, kuris, yra galbūt ir netradicinis, arba kuris susisieja
su tokia labai sena irgi tendencija ir politika, kuri ne iš Putino, ne iš komunizmo, bet kaip veiksmas, kuris tartum konstatuojantis, kad pažanga tai yra ir šeimos sunykimas. Šeimos sunykimas tai yra naujųjų laikų ir pažangos požymis. Gal nekalbėsim čia apie feministės, kurios sakė, kad šeima tai vergyja apskritai ir būtų geriau, kad vyrai gimdytų vaikus, arba kad iš viso vaikų nebūtų. Tai nereiks tiems vaikams nei vergauti, nei tarnauti. Reiškia, mes pagyvensim taip liberaliai, laisvai savo malonumai ir visas dalykas pasibaigs. Ta projektą viešpats Dievas gali uždaryti, paieškoti kitos planetos. Bet kol kas, kol šitoj planetoje yra gyvybė, turi savo dėsnius. Ir tiems dėsniams yra labai gilūs prigimtiniai dėsniai. Ir jų ignoravimas arba pasisakymas prieš juos, yra keistas dalykas. Yra tartum klausimas apie pačią civilizaciją. Ar ji nori išlikti, ar ji nori tęstis. Ar Lietuva nori tęstis? Jeigu Lietuva nenori turėti vaikų, tai kaip ji gali tęstis? Už ką ji kovojo? Už mūsų kartą? Aš tai jau manęs jau nėra. Bet iškia, čia dar yra karta, kuri gyvens. Bet kai jį baigs, kai jie bus senukai, kas bus Lietuvoje? Ar jiems tai nesusiję klausimai? Man labai susiję. Ir todėl man ne tai, kad šeima, reiškia, čia toks žodis, čia reiškia vėl gali būti visai stumdamas. Yra paprasčiausias klausimas ir giliausias esminis. Tai yra meilė. Ar yra meilė? Ir ar iš tos meilės gimsta meilė mažučiui, naujam? Ar yra meilė tam mažučiui? Kitaip sakant, pačiam gyvenimui. Ar yra meilė? Ar tik tai mano paties gyvenimas ir mano paties džiaugsmeliai? O tas mažutis jau išaiškinta, kad jis nėra didelis džiaugsmas, jis galbūt rūpestis, vargas, jis gali pradėti vogt paaugęs ar duos tau į akį. Gal jau geriau nereikia. Tai tada uždarom šitą dievulio projektą. Ir reikia savo atsakyti tos klausimus. Ir čia ir žmonijos masto klausimai, žinoma, tautos. Kiti sako, tai musulmonai kitaip žiūri, tai jie gyvenys tą pasaulį. Visur bus musulmonai. Gerai, kad Dievas sugalvoja dar musulmonus. Keletą pastabų vis tiek apie lietuvišką tapatybę, aš negaliu tikėtis, aš tą papasakot. Ukrainoje Lietuvos tapatybė skamba visiškai kitaip. Visiškai kitaip. Ui. Как сакат литовцы приехали там, лигинат с Англией, kur литовцы приехали. Visiškai kitas lygis, patikėkit manim. Ir tokių, sakykime, pagauni tą istorinį, tokią kartu humorą. Pavyzdžiui, važiavau su vienu žmogu, mes važiavom per Lenkijos pasienį į Ukrainą, mes ten turim liemenės, ką daryti, užsidėjom tiesiog. Tiesiog, kad būtų, kai neskleip, tai nepaslėpsi. Ateina Lenkijos pasienietis, žiūri pas jūs, žiūri, kad mes ten su... Jūs čia liemenės, mano kolega. Taip, mums šalta. Tokie. Jau tai... Ir dar be to, dar giliau kalbant, vis tiek tos konfliktas atsiranda tam tikri tokie, pavadinkim, istoriniai archetipai. Kaip būtų. Tame visame istorija, kas vyko, kas buvo, kas pasiteisino, kas buvo stipru, ir tą galima jausti tenai dabar. Aš kalbu be abejo apie LDK. Ir dabar, gal ne politiniai, ne prasme, bet kažkokia metafizinė prasme, kai bendrauju su jais ir pradeda jaust šitą erdvę, Europos Sąjungoje kažkur tai gerai, ir Sovietų Sąjungoje gerai, LDK, tai kažkur pradeda savo balselį pakelti. Žinokit, tas pradeda balsą vis garsiau girdėti. Ir aš žinau dar vieną dalyką.
kad manęs Lietuvoje laukia arklys. Ačiū. Dar, Jonai, paskutiniai klausimai. Jonai, kiek išvežėte paramos į Ukrainą tonų? Apie 10 tonų kol kas, bet didelė dauguma tos paramos labai kryptingai. Mes pradėjome prieš keletą dienų paremti Donecko oro uosto gynėjus, pavyzdžiui, kur vežame tam tikrus labai specifinius dalykus. Švarkelis, aš parodysiu vieną tokį eksponatą, turėjau specialią su savim. Čia, ką mes dabar vežėm, čia labai čia yra Celoks. Kas žino, tai kas buvo Ukraina, tai žino tikrai, kas yra Celoksas. Mes tokių dabar ten nemažą partiją esam gavę, gažint dar daugiau ir dar daugiau. Čia tokie labai geri medikamentai. Ir be abejo vežam dar šį veitą, apie ką jūs girdėsit, skaitysit istorijos knygose. Apie tai dabar nežiūrėsim. Ačiū. Jonai, ar negalvojat apie filmo kūrimą būtent apie Ukrainą ir apie tai, kas vyksta dabar šiuo metu? Sudėtingas, tai be abejo galvoju, bet dabar šiuo metu atreikia man tiek daug visko, kad tiesiog nėra ramybės iki galo kas sugalvot. Filmuojam, fotografuojam, mąstom, kalbinam, taip toliau. Aš manau, kad jau kažkas pradėjo, mes vieną kitą klipą paleidom, bet iš tikrųjų, kaip aš jau persijungęs trupučiuką kitą režimą. Aš esu kinošnikas, toks pavadinkim, visuomenininkas, aš jau dabar esu Ukrainos rėmėjas. Tiesiog, prasme, tą jaučiu, kad šitas vaidmuo labai stipriai groja. Labai sudėtinga, labai sunku. Baisiai įdomu, baisiai prasminga. Mielieji, ačiū, pasikalbėjom.